Pasidariau pusryčiams štai tokį žalią kokteilį, galvoju pasidalinsiu su jumis sudėtimi. Dabar pats metas darytis tokius ir tuo šiltuoju sezonu kuo daugiau vartoti žalių daržovių, žalių vaisių, žalių kokteilių, visko kas žalia. Ir mes daug ko galim rasti visiškai prie pat savo namų, ypač jeigu gyvenam kaime. Tai čia yra salieras, obuolys, dilgėlė ir mėta. Dilgėlių ir mėtų daugiau truputėlį. Tai va, salierą pirkau parduotuvėje, obuolių turguje, pas ūkininką tokį vieną mėgstu pirkti, o dilgėlių ir mėtų prisirinkau prie namų. Sultis, kaip aš dabar spaudžiau, tai salierą ir obuolį su lėtaigė sulčiaspaudė išspaudžiau, o mėtas ir dilgėlės sublenderiavau ir tuomet viską susipyliau. Ir dilgėlės reikia nupilti karštu vandeniu, jos tada nebedilgina. Ir štai jums fantastiškas vasaros kokteilis. Skanaus.